Jūs girdėjote, buvo skaitoma švento rašto vieta iš Luko Evangelijos 7 skyriaus apie vieną fariziejų, kuris pakvietė Jėzų pavalgyti kartu į savo namus. Kas ten vyko, atėjo nusidėjėlė ir čia keletą eilučių perskaitysim, kad vienas fariziejus pakvietė Jėzų kartu valgyti. Ateis fariziejus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, sužinojusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinę indų kvapaus tepalo ir verkdama, priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šlostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalo. Ir mano pamokslas šiandieną bus tikras bučinys. Moteris bučiavo. Ar tai buvo tikra? Kada žmonės bučiuoja vienas kitą, ar tai yra tikra? Ar gali būti netikra? Ir todėl šiandieną aš noriu kalbėti apie tikrą bučinį. Ir iš tos istorijos kažką mes pamatysime. Iš tikrųjų, kada mes galim tikrai pabučiuoti kitą žmogų, pabučiuoti patį Jėzų. Ir kad tai būtų palaiminimas mums patiems, o nebūtų praradimas. Skirtingose kultūrose yra skirtingi pasisveikinimai. Vienose kultūrose paduoda ranką, kitose kultūrose prisilietė veidų vienas prie kito. Trečiose kultūrose žmonės pabučiuoja į skrostą, kitur žmonės bučiuoja į lūpas, moteris su moterim, vyrais su vyrais, kitose bučiuoja vieni kitus, nesvarbu, yra skirtinga kultūra. Aišku, yra šalis, kur pagal įstatymą draudžia bučiotis atvirai. Ir todėl, jeigu mes pasižiūrėsim bučinys, kas yra bučinys? Trumpai mes galime taip įsivaizduoti savo. Tai yra, kaip aš sakiau, pasisveikinimo dalis. Tai gali būti, kada po ilgo laiko žmonės išsiskiria, kada jie susitinka, jie bučiuoja vienas kitą su džiaugsmu, nes buvo ilgas išsiskyrimas. Taip pat žmogus, kada vaikui kažką nuperkat, vaikas atbėga, pabučiuoja, ačiū mama, tėti arba vyras žmona ir taip toliau. Toks kaip padėkos gestas. Aišku, tai gali būti meilės išraiška tarp tėvų, vaikų, tarp vyro ir žmonos. Ir iš tikrųjų, kaip sakau, būna tikras ir netikras bučinys. Ir nuo to priklauso iš tikrųjų, ar žmogus po to bučinio yra palaimintas, ar tas bučinys ateičiai atneša gėrį, ar tas bučinys ateičiai atneša blogį. Ir todėl bandykime pradėti nuo netikro bučinio, arba neteisingo, kaip mes čia galim pavadinti. Pradžios knygoje 27 skyriuje yra kalbama apie tai, kaip Jokūbas ateina ir pabučiuoja savo tėvą Izaoką. Bet to bučinio jis apgauna savo tėvą. Jis įgyja palaiminimą, kuris turėjo paveldėti jo brolis Ezavas. Motina padėjo jam apsirengti kailio drabužiais, nes jo brolis buvo plaukotas ir tam, kad tėvas nesužinotų, jis buvo jau aklas, jis jau nematė. Į savo bučinio jis įgyjo palaiminimą, bet mes matom iš kitos pusės, brolis supyko,
Jis sako, aš nužudysiu savo brolį. Jeigu mes žiūrime toliau į Šventąjį raštą, mes matome dar vieną bučinį, karalius Dovydas. Kada jo sūnus Amnonas, Abšalomas nužudo savo brolį Amnoną, iš tos baimės jis pabėga į kitą šalį, jis gyvena toje šalyje. Paskui karalius Dovydas sako, te grįžta jis į Jeruzalę. Jis grįžo, gyveno 2 metus Jeruzalėje. Ir po to Dovydas sako, tegu ateina Abšalomas. Žinot, ateina Abšalomas, jis su atvira širdimi, su meile pabučiuoja savo sūnų. Bet sūnaus širdį yra piktis. Kodėl tėvas man neleido grįžti ir bendrauti su juo. Ir jis pavogė izraelitų širdį, įkalbėjo apie tai, kad karalius Dovydas yra blogas, aš esu geras, surinka kariuomenę ir eina nužudyti savo tėvą. Mėly, aš noriu pasakyti, kad, žinot, kartais mes tėvai, mes turime tokią aklą meilę. Taip jis nusidėjo, užmušęs savo brolį. Jis turėjo atgailauti. Jis turėjo ateiti ir pripažinti, tėve, aš buvau kaltas, aš negerai padariau. Ir karalius Dovydas nedavė jam tos galimybės atgailauti. Jis paprasčiausiai priėmė nuodėmingą toks, koks jis yra, pabučiavo, jam atrodė išsispręs problemos. Bet, mėlyje, problemos neįsisprendžia, kada nėra atgailos, kada nėra pripažinimo, kada nėra pagarbos, kada nėra iš tikrųjų atviros širdies. Karalius Dovydas turėjo bėgti nuo jo. Ir Dievas apgynė karalių, jo sūnus žuvo. Dar vienas dalykas, kada mes žiūrime apie dar vieną bučinį, tai yra Naujasis testamentas, tai yra vienas iš apaštalų, kuris vaikščiojo su Jėzumi 3,5 metų, gyveno kartu, valgė kartu. Ir vieną dieną jį užvaldė gobšumas. Jis paėmė ir parduoda Jėzų už 30 sidabrinių. Ir kada Jėzus buvo Getsemanės sode su mokiniais, jis su Romos imperijos kariuomenė, kareiviais ateina ir pabučioja Jėzų. Jėzus pasižiūrėjo, jis sako, Judai, savo bučiniu tu išduodi žmogaus sūnų. Ir todėl, mėlyje, iš tikrųjų, ne kiekvienas bučinys tai yra tikras ir neša palaiminimą. Ir mes matome, kad Judas iš vienos pusės išduodamas Kristų, atrodo, jis išsprendė savo gyvenimo problemą, kad viskas bus gerai jo gyvenime. Bet žinot, jo elgesys, išdavystė nedavė ramybės. Ir vietoj to, kad ateiti, atgailauti, sakyti, Jėzau atleisk, jis nuėjo ir pasikorė. Tai baigėsi jo gyvenimas. Ir dabar, kada mes žiūrime į šitą moterį, žinot, šita moteris ateina į fariziejaus namus. Mes skaitome, kad ji buvo nusidėjėlė. Visi žmonės mieste žinojo, kad jis yra nusidėjėlė, yra moteris nuodėminga.
Ir štai jie ateina į fariziejaus namus. Pagal tą tradiciją, jeigu rabinas ateidavo į kažkokius namus, kiekvienas žmogus galėjo ateiti, pasiklausyti rabino mokytojo, kai jis kalba. Ir jie atėjo. Bet žinot, žmonės kiti pradėjo žiūrėti, kas tai bus, kas vyks. Ir pats fariziejus, žinot, jis žiūri, tai sako, kas tas pranašas nieko nežino, nesupranta. Bet šita moteris, mes matome, mėlyjeji, atėjo ir 38 eilutė sako, ir verkdama priėjo iš užpakalio prie jo kojų. Reiškia, verkdama, ji pradėjo verkti. Žinot, dabar, jeigu mes žiūrime mūsų visuomenėje aplamai, kada žmogus verkia, kažkaip nėra madinga. Arba atrodo taip, žema kažkaip verkti, dabar rodyti savo ašaras, žinot. Bet mes matome šitą moteris. Jie ateina ir verkia. Kodėl? Pirmiausia, mes matome, kad jie apgailestauja dėl savo nuodėmių, dėl palaido gyvenimo. Jis supranta, kad jie neteisingai gyvena. Ir tos nuodėmės neneša laimės. Jie norėjo būti laimingai ir galvoja, kažką darys, bet laimės nėra ir jis supranta. Ir jie ateina pas tą, žinot, kuris myli nusidėjėlius ir muitininkus. Gal jį girdėjo apie Jėzų, gal jį matė Jėzų. Iš tai atsidūrė tokia galimybė ateiti ir prisiliesti prie jo kojų. Ir mes matome, verkdama, jį atgailauja, jį išpažįsta savo nuodėmes tam, kuris gali atleisti. Tas, kuris ją supranta, jie ateina ir verkia. Ir jie nuima tą naštą iš vidaus, kurią jie nešioja. Jie negali pati atsikratyti. Jie atiduoda jam. Ir žinot, verkti tai nėra blogai. Mes galime užjausti kitą žmogų. Dabar pasižiūrėkime į patį Jėzų. Kada Jėzus atėjo pas savo draugą Lozorių, jis prieš porą dienų išgirdo, kad jis mirė. Ir atėjo Marija, sako, viešpatie, jeigu tu būtum anksčiau porą dienų čia, nemirtų mano brolis, tu jį išgydytum. Bet dabar sako, jau mirė, jau 4 dienas kape. Ir mes skaitome, Jėzus pravirko. Jėzus pradėjo verkti. Aš manau, kad Jėzus verkia dėl to, kad Adomo nuodėmė atvedė į mirtį žmogų. Dievas sukūrė žmogų, kad jis nemirtų, bet štai nuodėmė atvedė ir žmonės miršta. Jėzui labai gaila, kad taip yra, bet tai yra faktas, kurio mes nepakeisime iki tol, kol egzistuos šitas pasaulis. Toliau, jeigu mes žiūrėsime Mato Evangeliją, 23 skyrių mes galim pasižiūrėti. Mato Evangelija, 23 skyrius. Ir būtų nuo 37 iki 39 eilutės, sako taip. Jėzus žiūrėdamas į Jeruzalę verkė
ir sako: Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus, užmetai akmenėmis tos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surinka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Štai jūsų namai bus jums paliekami tušti. Ir sakau jums, nuo dabar jūs manęs nebematysite, kol tarsite palaimintas tas, kuris ateina Viešpaties vardu. Žinot, Dievas mylėdamas pasaulį, jis atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų. Ir Jėzus skelbia Evangeliją, Jėzus kalba žmonėms apie Dievą. Dievas ragina žmonės mylėti, atleisti, padėti vienas kitam. Ir žmonės nesupranta. Žmonės kaltina Jėzų dėl to, ką jis daro. Ir jis atėjo, žiūri nuo kalno ir pradėjo verkti. Ir jis sako, kad kiek kartų aš norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surinka savo viščiukus po sparnais. Žinot, kada višta surinka savo viščiukus po sparnais, kodėl jį taip daro? Pirmiausia, jį nori sušildyti, kad jie nesušaltų viščiukai. Antra, jį nori apsaugoti viščiukus. Ir Jėzus sako, aš atėjau sušildyti jūsų širdis. Aš atėjau palaiminti jūs. Aš atėjau apsaugoti jūs. Jis sako, jūs nepanorėjote. Jis sako, štai jūsų namai paliekami tušti. Kur nėra Dievo, jūsų namuose. Ir žinot, tai yra baisu. Kada Dievo nėra, mūsų širdį, mūsų namuose, ten, kur mes randamės, tada velnias gali griauti, naikinti viską. Ir todėl Jėzus dėl to verkia. Ir mes iš savo pusės, matot, turime iš tikrųjų atsiversti Dievui, duoti jam galimybę. Kada mums šalta, kada mes jaučiame, kad nesame apsaugoti, ateikime pas jį, sakysime, Jėzau, tu man esi labai reikalingas, nes be tavęs nieko negaliu daryti. Toliau, jeigu mes žiūrime, paskui Jėzų visada buvo nemažai moterų. Ir vieną dieną Jėzus atsigręžęs į moteris įsakė, Jeruzalės dukros, verkite ne dėl manęs, bet dėl savęs ir savo vaikų. Žinot, gyvenime kartais būna, kad mes verkiame dėl kažkokių dalykų. Mes, atrodo, užjaučiame, jautriai reaguojame. Bet tas, kas vyksta mūsų namuose, su vaikais, su vyrais, su žmonomis, žinot, mes nepastebime, mes nekreipiame dėmesio. Ir dėl to Jėzus sako, moteris, pradėkite nuo savo namus. Pasižiūrėkite, kas jūsų namuose vyksta, kas jūsų širdise vyksta. Atverkite savo širdis savo artimiesiems. Atleiskite, mylėkite, gal dar kažką reikia daryti. Dar vienas dalykas, mes matome, vienas iš apaštalo pradėjo verkti. Irgi tas, kuris 3 kartus atsižadėjo Jėzaus. Ir tai buvo kas? Petras. Jis sakė, aš jo nepažįstu. Ir kada jis išeina iš to teismo kiemo, Jėzus pasižiūrėjo į Petrą
Petras pamatė Jėzaus žvilgsnį. Jis suprato, kad nusidėjo. Jis pradėjo verkti. Ir kada mes žiūrime į kalno pamokslą, žinote, ten kalno pamokslai yra daug palaiminimų. Ir vienas iš palaiminimų yra, sako, palaiminti, kurie liūdi ar verkia, nes jie bus pagusti. Todėl, brangus broliai seserys, Dievas mums leidžia verkti. Liūdėti. Tai yra normalu žmogui, nes gyvename tokiame pasaulyje, kur daug yra neteisybės, daug blogo, daug nesusipratimų. Toliau, jeigu mes žiūrime į šitą moterį, ta moteris, verkdama, ėmė laistyti jas ašaromis ir šluostyti savo galvos plaukais. Šluostyti. Valyti. Kas tai reiškia mūsų gyvenime? Žinot, kada mes atgailaujame, kada mes suvokiame savo neteisingą gyvenimą, mes suprantame, kad reikia apsivalyti nuo tų dalykų, kurie buvo ir jie negeri. Ir bandė palikti savo nuodėmes, bandė apsivalyti, bandė ateiti į Dievo artumą ir būti panašu į tą šventąjį žmogų, prie kurio jį prisilietė. Ir todėl mums įkintiesiems šventasis raštas sako, jeigu iš tikrųjų mes pažinome Dievą, jeigu mes atgailaujame už savo nuodėmes, mes turime eiti šventėjimo keliu, mes turime atsikratyti nuodėmių, mes turime toliau nedaryti nuodėmių. Ir apaštalas Paulius Korintiečiams pirmam laiške šitam skyriui jis rašo apie tai, kad sako, kokia gali būti bendrystė tarp šviesos ir tamsos, tarp Kristaus ir Beliaro. Sako, jūs pažinote Dievą, sako, išeikite iš jų tarpo, iš to gyvenimo būdo, kur gyvena pasaulis. Jis sako, neprisilieskite prie tų dalykų, kurie yra negeri. Todėl apsivalymas. Ir mes matome, jis nori tą daryti savo gyvenime. Ir po to mes matome, jis pradeda bučiuoti jo kojas. Žinot, čia yra tikras bučinys. Jos širdis apvalyta. Jis pripažino, kad Jėzus yra Mesijas. Jis yra gelbėtojas ir jis yra šventas žmogus. Ir jį jaučia, kad aš dabar galiu jį pabučiuoti. Į savo pabučiavimą aš dėkoju jam. Aš pripažįstu, kad jis yra ir mano gelbėtojas. Ir mes matome, kad fariziejus, kada žiūrėjo į ją, kada jį taip arti prisilietė prie Kristaus, sako, nusidėjėlė, kaip čia gali būti? Jeigu jis būtų pranašais, jis neleistų, kad jį prisiliestų. Jam atrodė, kad jo gyvenime viskas gerai. Jis pasitikėjo savo teisumu. Jam nereikia Dievo pagalbos. O šita moteris prisilietė labai arti prie Jėzaus. Ir žinot, kada yra tikras bučinys, to nesibaigia. Kažkas tęsiasi toliau. Ir kada mes žiūrime į šitos moters elgesį, mes matome, ką jį daro toliau. Jį paima brangų tepalą, kuris labai brangiai kainavo, ir jį tepia
Kristaus kojas. Reiškia, jie aukojasi dėl Kristaus, jam viską atiduoda, ką turi. Jis supranta, kad jis yra vertas. Ir todėl, brangieji, jeigu iš tikrųjų vyras myli savo moterį, savo žmoną, jis moka kainą. Jis kažką jai nuperka, kažkur nuveža, kažką padovanoja, gal paskutinius pinigus, žinot, jis nori ją pradžiuginti. Ir jį norėjo pradžiuginti Jėzų, kad Jėzau, visą, ką aš turiu, brangiausia, aš atiduodu tau. Nes aš myliu tave. Nes iš tikrųjų savo gyvenimą aš atiduodu tau. Todėl, brangus broliai seserys, iš tikrųjų, jeigu mes žiūrime į mūsų gyvenimą, žinot, mes nusidėliai atėjome pas Jėzų. Mes atidavėm jau savo nuodėmes, savo nusikaltimus. Ir jis priėmė. Jis atleido. Jis neklausė, kiek tu nuodėmių pridarėjai. Bet kada mes suvokėme savo nuodėmingumą, kada mes pradėjome verkti iš tikrųjų savo širdį, gal buvo ašarų daugiau ar mažiau, bet žinot, tas verksmas prasideda viduje. Ir iš tikrųjų Jėzus iš savo pusės, jis atleidžia. Jis atleido viską. Ir apaštalas Paulius Korintiečiams 6 skyriuje 20 eilutėje, jis kalba apie tai, kad sako, jūs esate nupirkti už didelį kainą. Tai šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Jėzus atidavė savo gyvenimą, jis mirė ant kryžiaus. Jis sumokėjo. Žinot, jis iš mūsų daug nenori. Kiekvienas pagal sugebėjimą. Bet jis norėtų, kad mes taip pat pastebėtume tą šalia esantį nusidėjėlį, kuris nežino, kaip išspręsti savo problemą. Kam atiduoti naštą, kuris verkia ir nežino, kas gali jį paguosti. Ir mes, kurie pažinome Dievą, mes, kurie priėmėme iš Dievo šitą atleidimą, kurie prisilietėme prie Jėzaus, kurie iš tikrųjų pajutome Kristaus bučinį ir mes taip pat pabučiavome jį iš visos širdies, tikrai. Sako, kad mes turime iš tikrųjų ir savo gyvenime gyventi dėl jo. Turime kažką daryti, kad tikrai jo vardas būtų išaukštintas. Ir žinot, kitoje vietoje apie tą moterį yra pasakyta, kada mokiniai pamatė, kad jį tokią brangų tepalą išeikvojo ir tepa kojas Kristaus, ne galvą, o kojas, nes dažniausia, kada ateidavo į namus, patepdavo galvą aliejumi. O čia toks brangus tepalas. Jie pradėjo murmėti tarp savęs ir sakė, tai galima būtų parduoti šitą tepalą už didelius pinigus ir išdalinti vargšams. Ir Jėzus klausydamas mokinius, jis sako, vargšus jūs visuomet turėsite. Jų bus pastoviai, nes nuodėmė atneša nelaimę iš šitą pasaulį. Bet sako, aš šiandieną
einu į Golgotą. Aš einu, kad numirti už jūs. Aš būsiu prikaltas. Ir Jėzus sako, išpildama alėjo ant mano kūno, į tai padarė mano laidotuvėms. Čia buvo tokia pranašiškas veiksmas. Ji nežinojo, ji nesuprato. Pati moteris. Bet žinot, tą, ką ji darė, į tą brangi kainą, kurį ji mokėjo, paruošė Jėzų laidotuvėms. Kunigai, fariziejai, rašto žinovai, vietoj to, kad padėkoti Jėzui, jie paprašė, kad jį nuteistų mirtimi. O šita moteris nusidėjėlė, kuri daugelis dalykų nesupranta, bet ji trokšta atleidimo. Ir Jėzų jie atpažino Mesiją gelbėtoją. Ir jie atėjo. Atėjo ir tepdama įparašė į laidotuvėms. Ir tada Jėzus pradėjo kalbėti su Simonu. Jis sako, Simonai, aš atėjau į tavo namus. Sako, tu nedavai vandens kojoms nuplauti. Buvo tradicija, kad žmonės gerbimi ateidavo, plaudavo kojas. Jis pats pakvietė Jėzų. Jis neatliko tokią žmogišką tradiciją, paprasčiausia. Nedavė vandens. Toliau sako, tu nepabučiavai mane pagal tradiciją. Nepripažinai mane savo draugų tarpe. Nes ten susirinko daug fariziejų. Žinot, fariziejai žiūrėjo, kaip elgsis jų draugas. Ar jis pripažins Jėzų Mesiją ar ne. Ir jis tai nepadarė. Sako, tu aliejumi nepatepei mano galvos. Todėl, brangus broliai seserys, mes neturime gėdytis Kristaus. Mes neturime gėdyti savo draugų ar pažįstamų, kada jie ateina į mūsų namus, arba kada mes su jais dirbame, bendraujame, kad Jėzus iš tikrųjų yra brangiausias mano gyvenime. Nes ta gyvybė, tas kvapas, kuris mes įgyjame, Dievas įkvėpė gyvybės dvasią mumise, yra iš jo. Ir vieną dieną mes galime įkvėpti arba atiduoti tą, ką Dievas įkvėpė į mus. Mes priklausome nuo jo, todėl jo gėdytis nereikia. Ir mes, brangieji, kad paprastuose gyvenimo akimirkose, kad mes galėtume daryti tokius paprastus dalykus, kaip darė šita moteris. Ji užjaučia patį Jėzų, kuris buvo atmetamas daugelis žmonių. Ir jį darė tai iš širdies. Į širdis bučiavo jį. Ir tada Jėzus tokią palyginimą pasakė, kad buvo 2 skolininkas, vienas buvo skolingas 500, kitas 50. Ir sako, atleido abiem, sako, Simonai, ką tu pasakysi? Kas daugiau mylės? Sako, tas, kam buvo atleista daug. Ir todėl sako, tau atrodo, kad tavo nuodėmės yra labai mažos, o šitos moters yra labai didelis. Taip sako, į daug padarė nuodėmių ir jai daug atleista. Ir jis pasakė šitai moteriai, sako, atleidžiamos tavo nuodėmės. Ir toliau, jeigu mes žiūrime į tą pabaigą šitos istorijos,
Jėzus sako, jei moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik ramiai. Per Kristaus prisilietimą, prie Kristo prisiliesdama, moteris buvo išgelbėta, jos nuodėmas buvo atleistas. Ir todėl kiekvienas iš mūsų, jeigu mes ateisime visą savo širdimi, prisiliesime, jeigu mes lūpomis išpažinsime, žinot, Jėzus atleidžia. Ir dabar klausimas, aišku, kiekvienam iš mūsų, kaip mes bučiuojame Jėzų, kaip mes pripažįstame Jėzų. Kas vyksta mūsų širdyje, kada mes prisiliečiame prie Jėzaus? Ar tai tradiciškai? Ar tai iš tikrųjų mūsų širdis dalyvauja, mes ateiname, sakom, Jėzau, ačiū tau. Tikras bučinys būna po to, kada mes sutvarkome santykius vienas su kitu. Kada mes sutvarkome santykius su Dievu. Kada vyras išeina į darbą, pabučioja moterį, ir moteris jaučia, kad kažkas negerai. Kas vyras daro darbe ar po darbo. Ir tas bučinys iš tikrųjų jie net neša laimės visą dieną ir laukia savo vyro. Bet kada yra tikra savo vyrė, ir kada tas bučinys yra tikras, žinot, į pilną džiaugsmą. Ir laukia savo vyro, kada jis grįš iš darbo. Ir Šventasis raštas, mėlyjei, mums kalba Romiečiams laiške 16 skyrius 13 eilutė. Apaštalas Paulius ragina ir sako, sveikinkite vienas kitą šventų pabučiavimu. Šventų pabučiavimu. Gali būti nešventas, gali būti netikras pabučiavimas, bučinys. Ir todėl, mėlyjeji, tai Viešpats palaimina mus. Ir kad tas tikras bučinys, pabučiavimas, kas liečia Dievo, kas liečia vienas kito, tas šventumas, tas atvirumas, ta meilė lydi mus. Kad tikrai tai būtų mūsų palaiminimui, kad nekiltų abejonių, nekiltų praradimų, bet būtų džiaugsmas, būtų viltis, būtų palaiminimas. Jeigu tavo širdį tu nepajutai Dievą, jo meilę, jo bučinio, kad jis pakilo ant kryžiaus, tu gali ateiti ir pasakyti Jėzui, Viešpatie, atleisk. Ateik į mano gyvenimą, į mano širdį. Ir tai jeigu jo šventoji dvasia jums kalba, jeigu jūs suprantate savo padėtį Dievo akivaizdoje, jeigu jūs suprantate savo nuodėmingumą, jūs galite ateiti, jūs galite kreiptis į Dievą, jūs galite sakyti Dievui. Ir todėl, jeigu iš tikrųjų tai jaučiate savo širdį, mes galime už jūs pasimelsti. Mes galime kartu su jumis šauktis Dievu, kad ateitų Dievo malonė, Dievo palaiminimas. Ir jis ateis.